Gražus, ne? Gerulis. Norim jums pristatyti dar niekur Lietuvoje nematytą, negirdėtą, nežiūrėtą ir taip toliau. Keturratį AFF 125. Išskirtinių formų, tokio dizaino aš dar niekur nemačiau. LED lempos, tokių aštrių formų, turim ilgasis ir trumpasis dar šviesas, kur tikrai gan gerai apšviečia. Kas liečia priekinę bazę, tai tikrai plati. Labai plati, lyginant su kitais modeliais. Pavyzdžiui, čia net jeigu pasižiūrėsite, tai tikrai daug siauresnė, matosi iš šakių, kad prailgintų šakės. Koks to yra privalumas? Tai kad jūs keliai stabiliau stovėsit ir vaikui bus sudėtingiau apsversti. Aišku, su vaiko svoriu šiaip sudėtinga apsversti, nes šitas keturratis sveria. Taip, čia galėtų rašyti, lentelės. Taip, sveria 104. Jo. Sveria 104 kg, tai apversti tokį, jeigu ten sveria 50, sudėtinga. Tai ypač dar kai tokia plati priekinė bazė. Tai va, žiūrėkit. Ilgos šakės. Gan didelė eiga, ilgi amortizatoriai sudėti. Taip, čia dar turim 8 colių padangas. Tai jis gan universalus, tinka tiek asfalto važiuojant, nedėl smarkiai, tiek ir į bekelį išvažiavus. Aišku, galima ten dėtis ir piktesnio rašto, bet manau, kad pilnai tokio užtenka universalaus. Ką atsisėdus matot prie save, tai pavaras, tai yra atbulinė, leidžiam į apačią, neutrali ir F yra į priekį. Telpa čia 46, tai manau, kad vaiko kojytė tai drąsiai telps. Taip, tada ką dar turi? Masės išjungėją, lempų perjungėją, starteris, kuriuose, aišku, paspaudus stabdį ir įjungus neutralų bėgį. O, veikia. Tada turim garso signalą, aišku, po dešinę pusę turim irgi atsarginį masės išjungėją, kuris prisideda čia prie rankos, apsivinioti aplink ranką ir jeigu, pavyzdžiui, nukrentat nuo keturračio, keturratis užgesta. Turim hidraulinius stabdžius tiek prieki, tiek gale. Turim rankų apsaugas dar. Tai va, jeigu važiuojat per kokį mišką, tai nuo šakų puikiai apsaugantis dalykas. Yra kuro kranelis. Tai geras dalykas, kas turit karburatorinius variklius, tai žinot, kad kuro kranelio neužsukinėjant gali būti problemų. Tai rekomenduojam užsisukti kuro kranelę tam, kad kuras ten nekondensuotų ir neužsikištų. Tiesiog nereiks dažnai taip valytis karburatoriaus ir mažiau reikalaus priežiūros. Šitas keturratis puikiai tiks ir didesnio ūgio, aukštesniem vairuotojam, vaikam, nes mano ūgis 1,90 m, tai net aš galiu iš bėdos su šito keturračiu pasivažinėti. Tai manau, kad jeigu jūsų vaikas yra 1,70 m, netgi 1,80 m, tai jisai irgi su tokiu galės drąsiai pasivažinėti. Turi gale, aišku, stop žibintą, gražios formos, tada stiprinta šakė, papildomai virinta dar keliuose vietose, kad tvirtai laikytų, nes visa apkrova ir visas svoris eina vis tiek pagrinde ant galinės ašies. Taip, turim grandinės apsaugas, turim disko apsaugas stabdžių. Žiūrėkit, kaip sugers visą smūgį. Os grindis neiškrito. Jisai neįspjauna kaip spyruoklė, bet jisai gerai amortizuoja. Galėsit galinį amortizatorių pasireguliuoti kietumą palei save, palei svorį, kokio jums reikės ir kaip tas amortizatorius turėtų dirbti. Šį keturratį galite rasti mūsų fizinėse parduotuvėse Vilniuje ir Kaune arba mankius.lt. Lauksim.